Šiaulių kolegijoje studijuoja beveik 3000 studentų. Nemažą dalį veržlių jaunuolių sutinkame verslo ir technologijų fakultete, aplinkos ir statybos inžinerijos studijų katedroje. Katedroje darbuojasi 14 dėstytojų. Turime 1 profesorių, 2 docentus, 7 lektorius ir 4 asistentus. Aplinkos apsaugos studijų programą baigė jau yra 190 absolventų, o dabar studijuoja šiuo metu 90 studentų. Aplinkos apsaugą baigę absolventai gali dirbti įvairiose vandenruošos ir vandenvalos įmonėse, gali dirbti transporto įmonėse, ekologais, atliekų tvarkymo centruose ir aplinkos apsaugos departamente. Pavasarėjant pirmakursiai sako net nepajutę, kaip greitai prabėgo pirmieji studijų metai. Šiandien jaunuoliams kolegijos sienos jau nesvetimos, o pasirinkimas pasiteisino šimteriopai. Nuo pat mažumės labai domėjusi gamta, buvau toks kaip gamtos vaikas. Ir labai girdėjau gerų atsiliepimų apie Šiaulių kolegiją. Nemokėjau braižyti, o dabar labai gerai moku braižyti. Sužinojau, pavyzdžiui, matematikos įvairių sprendimo būdų, kurių vidurinėje nemokėjau ir net neįsivaizdavau, kad tokia gali būti. Girdėjau labai gerų atsiliepimų apie Šiaulių kolegiją. Girdėjau, kad čia yra labai geri dėstytojai, labai šiltai priima pirmakursius, o visą savo gyvenimą norėjau susijęti su gamta ir todėl pasirinkau šią specialybę. Čia yra labai šilti dėstytojai, geri grupiokai, tai visai greitai adaptavausi. Man kaip ir kitiem kolegom patinka gamta, paskaitos nesudėtingos. Apimtis studijų nėra labai plati. Pasirinkusiems aplinkos apsaugos studijas atsiveria galimybė studijuoti ir užsienyje. Aukštoji mokykla tokių progų nepraleidžia. Vykdomas yra studentų ir dėstytojų mobilumas. 2005 metais 2 studentės visą semestrą studijavo Vokietijoje, Liubeko aukštojoje technikos mokykloje. Grįžo patenkintos, pasisėmusios naujų žinių ir įgūdžių. Dabar yra grįžusios 2 dėstytojos iš Vengrijos, kur skaitė paskaitas Vengrijos studentams. Ten mes skaitėme paskaitas. Paskaitas studentams ir vengrams, ir Erasmus studentams. Buvo studentų iš Lietuvos, buvo studentų iš Suomijos. Tai tiesiog skaitėme paskaitas, dalinomės patirtimis, susipažinome, kaip jie dirba, kaip mes dirbam. Pas mus, tarkim, atliekų tvarkymo sistemoje ten mes turim 1 konteinerį, o pas juos kaip tik nuo kovo 1 pradėjo veikti nauja sistema, kur žmogus turi jau 2 konteinerius buitinių atliekų. Vienas komunaliniam, kitas organiniam atliekom. Šiaulių kolegijos studentai nekartą įrodė savo sumanumą ir lyderystę kitų aukštųjų mokyklų tarpe. Antrakursė Roberta pasakoja apie verslumo idėjas ir pasiekimus. Šiais metais dalyvavome verslumo konkurse Profas. Ten mes parengėme projektą, kaip verslo planą, kaip surinkti atliekas iš sodų bendrijų gyventojų ir jas perdirbti, panaudojant Kalifornijos sliekus. Mes su tuo projektu patekome į finalą. Tikimės, kad kitais metais šis konkursas taip pat bus ir mes dalyvausime, sukursime dar geresnį projektą ir gal pavyks laimėti. Turbūt nieko keisto, kad atsidūrėme vandentvarkos muziejuje. Pasak dėstytojų, būtent čia prasideda tikroji studentų pažintis su aplinkos apsaugos studijų programa. Antrame kurse studentų laukia dar vienas svarbus pasirinkimas. Tie, kurie pasirenka vandentvarką, tai jie gilinasi į nuotekų valymo technologijas, geriamojo vandens paruošimo technologijas. Studentai atliekų utilizavimo šaką turi galimybę pasirinkti būtent antro kurso antram semestre pavasarį. Jie renkasi ir 3 kurse jau studijuoja būtent pagal pasirinktas šakas. Pasaulis gyvena tuo, kad aplinkos apsauga užima labai svarbią reikšmę. Atliekos taip pat užgožia visą pasaulį ir reikia kažkokių priemonių imtis.
Tai būtent studentai mokosi, gilinasi į dalykus, tai yra atliekų tvarkymo sistemos elementus, surinkimą, rūšiavimą, priemonės naudojamas tam daryti, transportavimą, perdirbimo technologijos įvairios. Šiems studentams greitai bus įteikti aukštojo mokslo diplomai. Šiandien trečiakursiai įnikę į baigiamųjų darbų rengimą, tačiau noriai prisimena studijas ir kaip būsimi specialistai nebejoja rasiantis nišą darbo rinkoje. Dėstytojai labai šaunus. Kolegija iš tikrųjų labai suinteresuota, kad mes daug praktikų atliktume, daug mokomų ekskursijų. Ir aplamai labai praktikų vadovai domisi, kaip mes atliekam tas praktikas ir tikrai daug išmoko. Didelios perspektyvos ateityje, nes kadangi stojame į Europos Sąjungą, yra keliami didžiuliai reikalavimai aplinkos apsaugai ir džiaugiamės savo pasirinktų dalykų. Gerų žodžių Šiaulių kolegijai negaili ir studijas baigę absolventai. Jau 5 metus sėkmingai dirbanti Marina prisimena, tąkart nustebinusi priėmimo komisiją, mat pažymėjo vienintelę aplinkos apsaugos specialybę. Savo pasirinkimą vadindama tiesiog pašaukimu. Studijos buvo linksmos, nes mūsų labai fainas buvo kursas, 12 merginų, 12 berniukų. Galiu pasakyti apie kolegiją, tai vien tik gera. Dėstytojai buvo labai geri ir tiesą pasakius turiu pripažinti, kad to kiekio žinių, kurį man davė būtent kolegija darbe, visiškai užtenka pradžiai. Aišku, paskui yra ta darbo specifika, reikia skaityti papildomai, reikia papildomai šito dar išmokti, bet kaip tas tramplinas, sakysim, į darbą, tai kolegijos žinių užtenka. Daugelis aukštųjų mokyklų ko gero gali pavydėti Šiaulių kolegijai tokio plataus socialinių partnerių ir darbdavių rato. Mes esame ir įsipareigoję tuos specialistus, kuriuos paruošia kolegija ir jeigu jų mums tikrai trūksta, mes juos priimam į darbą. Ir šiandien džiaugiuosi turėdamas jau ir absolventų, kurie dirba labai sėkmingai įsilieję į kolektyvą, kurie dirba pas mus, tai Živilė Leikytė ir Alma Vainauskinė. Mes tikrai niekados neatsakysim tai, kad nepriimtumėm, nes vis dėlto teorinės žinias reikia pritaikyti praktikui, o mūsų darbuotojai jau tikrai yra specialistai įsigilinę į šią darbo sritį atliekų tvarkyme. Tai tas praktinius gebėjimus suteiksime ir studentam. Mes supažindiname savo įmonės specifiką darbo, o po to konkrečiai studentai yra pasirinkę kryptis, orientuojasi ir kad ta praktika būtų naudinga. Pati Alma sako, kad studijų metai buvę nenuobodūs. Laboratoriniai darbai, įvairiausi tyrimai, bandymai gamtoje itin naudingi, o įgytos žinios praverčia darbe. Tų prisiminimų yra įvairių ir sunkesnių, kas liečia ir tą mokslą, ir lengvesnių, kas liečia pramogas po to mokslo. Tai jeigu prie tų sudėtingesnių, tai buvo be abejo studijos, praktikos, ekskursijos, konferencijos, kas šiai dienai labai padeda darbe. Įgytos žinios. Praktikos būdavo iš tikrųjų labai naudingos, daug žinių, kurias vėliau tikrai panaudojam. Pavasarį itin didelis būrys studentų traukia į municipalinę aplinkos tyrimų laboratoriją. Tai dar viena vieta, kur būsimieji aplinkos apsaugos specialistai gilina teorinės žinias praktiniais dalykais. Šitos tradicijos yra tikrai gilios šaknys ir mes esame patys, manau, naudingi kolegijai ir būtent aplinkos apsaugos specialistų rengime savo praktinį įdirbį ir laboratorija sukaupta patirtimi, atliekant oro tyrimus, vandenų tyrimus, dirvožemio tyrimus, triukšmo matavimus. Šita patirtis ir praktika, kurią jie įgyja studijuodami pakankamai kvalifikuotai paruoštas studijų programas. Aš manau, ir laboratorijoje gaudami praktinių įgūdžių, taip pat kaupia savo būsimą profesinį žinių bagažą, kurį tikrai panaudojimui sričių labai yra daug. Bendradarbiavimo sutartis, tikra draugystė ir bendra veikla Šiaulių kolegija sieja su dar vienu socialiniu partneriu. Kasmet kelios dešimtys studentų čia atlieka praktikas. Mūsų įstaiga galbūt patraukli yra studentams tuo, kad teritoriniu požiūriu. Šiaulių kolegijoje daug studentų mokosi ir iš Šiaulių apskrities.
atvykusių žmonių, tai jie, norėdami atlikti praktiką savo gyvenamoje vietoje, turi galimybę atlikti praktiką ir Joniškio rajone, ir Akmenės rajone, ir Kelmės rajone, iš kokio rajono jie atvyksta. Kiekvienam studentui naudinga būtų įgijus teorinės žinias pritaikyti jas ir praktikas. Bendradarbiaudami su Šiaulių kolegija mes tą galimybę kiekvienam studentui ir suteikiam. Tai yra, studentas turi galimybę praktikos metu pas mus susipažinti kiek su teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugos kontrolę, tiek su įmonė, pavyzdžiui, išduoto taršos integruotos kontrolės leidimų, ir susipažinus su tais dokumentais, jis turi galimybę kartu su mūsų specialistais nuvykti į objektą ir susipažinti gyvai su tam objektui taikomais reikalavimais ir kartu išsiaiškinti, kaip įmonė laikosi aplinkosauginių reikalavimų. Birutės vandenvietėje aplinkos apsaugą pasirinkusiems studentams praktinių žinių, nors vežimais vežk. O ir čia dirbantys specialistai tik padeda bei pataria. Šiaulių kolegijos studentai pas mus atlieka technologinę praktiką. Praktikos metu studentai atvykę į vandenruošos cechą gali pamatyti galimus vandenviečių skirtumus, taip pat geriamo vandens ruošimo technologijas. Taip pat praktikos metu studentai yra mokomi, kaip teisingai nustatyti optimalų vandenviečių darbą, taip pat kaip parinkti technologinius režimus. Mūsų įmonės specialistai padeda, vadovauja, taip pat recenzuoja baigiamuosius projektus studentų ir ko pasiekoje mes galime netgi įvertinti ir pamatyti studentų pasirengimo lygį. Sėkmingai čia 3 metus dirbantis Darius pasakoja, kad Šiaulių kolegijos suorganizuotame renginyje su darbdaviais vaikinui ir buvo pasiūlyta konkreti darbo vieta. Studijas prisimenu su didžiausiu džiaugsmu. Atminty daugiausiai įstrigę tai yra dėstytojai technologai, pas kuriuos paskaitos būdavo, tiesiog sėdi klausais ir tie tokie galbūt gyvenimiški jų pačių darbo patirties įgūdžiais paremti pasakojimai, tai darė labai didelį įtaką supratimui, suvokimui, mokymosi procesui pačiam. Ruošiantis diplominiai praktikai, pirmą kartą, galima sakyti, pasirodžiau Šiaulių vandenyse. Ir viską, ką iki tol mačiau brėžiniuose, knygose, vadovėliuose, pamačiau realiai veikiant. Veikiant visą procesą, tiesiog viską, kas buvo iki tol pažinta tik iš knygų ir vadovėlių. Tai koks įspūdis? Milžiniškas, nes žiūrint į brėžinį, žiūrint į vadovėlį, viskas yra maža, tiesiog atilptų į tą formatą, o čia pamatai didelius galingus įrenginius, milžinišką procesą ir tai yra įspūdinga. Būsimieji aplinkos apsaugos specialistai turi išskirtines sąlygas ir galimybę pasirinkti įvairiausias praktikos vietas. Šiaulių kolegijos studentai nuolat lankosi pas mus mokomosiose praktikose, o parodyti mes turim ką. Mūsų valymo renginiai vieni iš moderniausių Lietuvoje. Šiaulių kolegijos studentai yra mūsų mokiniai labiau nei talkininkai, nes gamybinių praktikų metu jie tiesiog susipažįsta su viso proceso eiga, su tom, kaip jis vyksta, kaip valdomas, susipažįsta su esama įranga, kaip jinai yra eksploatuojama. Taip pat peržiūri grafikus, analizuoja jos. Taip pat studentai turi galimybę dalyvauti analizių užsiėmimų ir net atlikimų metu. Dirbant su studentais, recenzuojant baigiamosius darbus ir projektus, galima sakyti, kad studentai ateina su tvirtu teoriniu pagrindu. Pagilinę savo žinias dar praktikos metu, iš jų gaunasi, manau, specialistai pritaikyti rinkai darbui vandentvarkos ūkyje. Specialistai aplinkos apsaugos studijų programos paklausa nebejoja. Ji tampa puikia karjeros pradžia ir solidžių garantų šiandieninėje darbo rinkoje.